šitą išmėgojom. Tokio veito. Kalną aplinko. Toks va upėlis šalia. Labai graži. Žiūrėk, iš vakar nesamandariau. Vakar buvau nuėjęs prieš pažiūrėti, pasišviečiau su prožektoriu. Per kokią štiltėlį vakar važiavau čia su motociklu. Matot, kokiam ciplatom. Ir kokį gylį pažiūrėkit. Čia ir koks metras su viršu gylis. Matos ant tą šiukšlių turbūt, ne? Čia daugiau negu metrus. Ir vakar važiavau, čia manis sulūža. Tas sulūža, tas klibėjai. Galvoju, čia bus reikalų. Krent čia viskas. Tas va sulūža. Tuo nebuvo. Tai čia štai. Turiu vakar reikalus. Čia esu čia. Užvažiavau su priekiniu ratu. Matos, dar kažkaip nuskėliau, aš buvau kažkaip pasimėtis, kažkaip. Tai žodžiu, užvažiavau, paskui man pasidėjai. Pats dognus, viskas nebeužvažiavau. O man motociklus visai sudaiktas. Aš nenusiiminėjau jokių lagaminų, jokių nieko. Nu jo, vakar va nuvažiavom nuo autostrados. Sakom, bus neblog veitel, viskon čia aš pasižiūrėjęs, kad šitą kopėlis. Galvoju, viskas liuks gražu. Žiūrėk, man tapkė viskas ragas. Reiks išmesti. Gerai. Vis tiek parodysiu. O tep šitą atvažiuonam. Nu, o tep šitą va. Tep gyven Makedonietė. Žiūrėk, kas čia daros. Ko čia tik nėra. Sofų, tualetą. Nu čia pat va, aš tikrai nugreitkelį nuvažiavus. Žiauruma. Endvaka, pirats su vein, krenčta vein tapki. Esam per upėlį. Tai šiandien neberizikaus, nebevažiaus per tom tiltėlį. Aš galėčiau kažkaip pagaliok prisimesti, tur diržų suveršti. Bet nerizikos, ten virš metrą kilsta, jeigu aš ten įkriščiau, mūsų kelionė būtų realiai baigta. Все, tai tie vakar gali nutekti. Vis elektroninė būtų su šlapais, sugedus, laptops, čardžerė, vis powerbanką, nu kameras, būtų da, mums nebėjo vandens. Bet daug dalykų būtų nebepataisom turbūt. Gerai, parodys kiek šitą vandenėlį. Tai bandys motociklų tiesiog nusiimus daiktus. Ir aš motociklą prasistums, per čia užsikorsiu. Aš čia nekaltau. Čia nelabai daug, 20-30 cm vandens. Tai aš ten nieko neapsiams, realiai. Persivalim tai veitel tikrai gražiai. Švaria. Kalna. Nu ir aišku, kažkokį picą. Bet šiaip, tas ar kitur gražiai. Nedavažiau čia su savo priekabom. Va te, besistojam ir esam veitų. I tai, kad šlapsavas. Viskas išjudam iš nakvynės veids. Varom link Ksamil
į Albanijos patį apačią, beveik patį apačią, bet šiandien nežinau, ar mes pasieksim, nes jau dabar rodo, kad 7 berods 5 valandos reikia važiuoti. Čia aš daug taškų susižymėjau, daug taškų turiu, tai dar stosim į tus visus taškus ir nežinau, ar mes pasieksim Ksamilą šiandien. Bet bandysim. Sako, Albanijoje yra per metus 300 saulėtų dienų. Įvažiavom ant ten, išvažiavom čia, kur dabar išlysim. Tunelius 495 metrą. Na ir antrą pusę kalnų. Oi, kaip spagenakis visur šveisia. Per kokį kanjoną, per Pekličią. Lekam. Ligona jau savo reikalus verčia. Ten ant gatvės prašinėjai kukurūzų, o kepanė ir lendam į kalną, išlysim į antrą pusę. O koks kanjonas. Jo ant upėlis teka pačiu, bet vos ją nežiūrėti per tarp. Labai daug tokių tunelių tarp kalnų. Mes esam tikrai ganėtinai aukštą kalnus, bet čia vert gyvenėjams, čia ir tų kaimokų visokių. Žmonės augint kukurūzus, ten visokius augas mačiau, krūmėlių visokių tor. Netgi matot ant ten, atrodo kalno, tai kalno vidurys, kapanė kur ten, bet gyven, augint. Gera vienas dalykas šitą ar tų kalnų esam ganėtinai aukštą pakelti, tai nėra vabalų, nėra musių, nėra rudų, nėra dar kažkokių, tai nereikia to šalmo valyti kas kelis kilometrus. Kaip išvažiavom štai dabar nuo pat apačios, taip iki dabar, netur, vienas mažas, aš koks įram šalom, viskas. Žiaurė gera. Nėra vent, tas šaloms, stikliuks.
prasidėjęs bunkeris ir čia toks va tuneliuks įvažiuoti parkingą, taip dėg raudončių safars, nežinau, ilgą laukiam, varau teisą. Čia va kažkur parkingsi. Kur čia jie tai, nežinau, tios išsiaiškinsim. Labas, vėžliai. Labas, vėžliuk. Obuolių valgė. Nu. Tai atvykom į bunkeris aplankyti čia. Iškart pirmą atėjom, žiūrėt kaip Pečė. Pečė tai tokia grynas to, kaip Auschwitz, kur degindavo žmonės. Bet čia iš tikrųjų yra Pečė, matau, kad per viršų čia vanduo išėn. Tai šildoms patalps, reiškia, buvo bunkerius. Ir nuėsim, pažiūrėsim. Tai dabar tik perėjom pat pradžią. Tai žodžiu, Albanatoriai diktatorių Enverą Hoxą. Jums valdė šalį nuo 44 iki 85 metų, tai čia nuo pirmą pasaulinį karą. Jums pristatė buvęs viso Albanijoje daugiau negu 10 tūkstančių. Tiksliau parašyti, kad 10 tūkstančių bunkerių. Statėm sus bunkerius tam, kad, nu, ne tam, bet bijodams. Ta prasme, atvykstant iš kitų šalių. Tai nežinau, koks čia buvo iš tikrųjų tikslas. Bet šitus bunkerius buvo slaptos policijos, komunizmui panašiai čia. Tai manau, kad daugiau tos istorijas pamatysim čia jie į vidų. Bus kažkas parašyta. Koks to Roma doris betonins. Ir uždarinėjęs dar. Čia reikalų atidaryti, uždaryti šis spynas toks. Pliumt, pliumt, pliumt. O, kondiški. Penktas aukštas pirmas koridorius. Įsivaizduojat, kas per didis. O ten matau laiptą, staircase, aukštą, ketvirtas koridorius antras. Albanijos vėliau. Oh, mėgojom. For 45 years, I turned Albania into a country where even a single word could cost you your freedom or your life because I was afraid of my own people. I feared their criticism, their ambition. And so I built a system in which only silence was proof of loyalty and obedience. I silenced the voices of Albanians so I wouldn't have to listen to my own fears. And I didn't realize that by doing so, I would allow my memory to be eternally disgraced. O, tualetą net yra vidu. Eik savo, kokie koridoriai.
daug dirbtinių garsų visokius, duš, stiklinis, lašvando, kalb radijas. Nu, taip tikroviška visai. Jeigu dar nebūtų žmonių, tai čia viens pats tikra. Įsijaustum tuo metu, kad esi. Čia turbūt ryšininkų kambariuks buvo. Aparatūros visokios. Čia kažkur reiškia, va taip. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad šitoks didelis ir čia atpėtino bus kelias valandas turbūt. Va tokie filtrai buvo. Čia padaudavo orą šviežų, kad būtų be kažkokių nuodų išlaukė panašiai, man atrodo, filtruodavo. Nu, va sakau, kad yra trasas. Čia yra trasas prie vanduo. Arba šildymas, arba tik to vanduo, arba gal ir tas, tai to pat šildys, tai šiltą vandenį turėjai kartu su vamzdžius. Šilumos čia yra. Nu ir čia ir biš daugiau parodyti bunkerių, kokių buvo Albanijoje. Nu, ne kokių buvo, kokių dar yra. Nu, tai turbūt tokias mažiukas ir skaičiuojam, kad į 10 000 bunkerių. Bunkerį netgi parduotuvę turėjai. O. Tai atsimeni gal kas nors tas butelis, plačias kaklas, kefirs ar kas ten būdavo, atsimeni. Va ten tą, jo. Daržovių, duonos, vyną, uogienių, kiaušinių. Tokį salę ten turėjai, aš kėdės netoks, bet sena viskas. Komunikacijos vamzdė viršų, ventiliacijai turbūt. Festivalis 2.19 ir 1.972.
atvykom į muziejų Bunkart 2 į Keto bunkerį. Su tuo pačiu bilietu, tiksliau ne su tuo pačiu bilietu, bet ten galėjo arba į vieną bunkerį pirkti 9 eurų, arba jie buvo bunkeris 15 eurų žmogų. Tai nusipirkom jie buvo bunkerius. Esam čia, žiūrėsim, kas čia yra. Čia ir grina miesto centrą. Kol kas įspūdis, tik pradėjus sėti, tai toks pats bunkeris kaip ir ten. Nuotraukų daug. Vis praktiškai tas pats. Nu ką, ne tas pats, labai panašiai. Tai praeisim, vis bus labiau aišku. Čia kažko daug žmonių labai. Man todėl, kad miesto centrą visi arčiau čia ir prieiti. Kažkoks kalašas tu. Pagal ženklą gal priskačiai tik tą vienas aukštas ir 3, kiek čia 4 koridoriai. Tai čia daug mažesnis, labai daug mažesnis. Ir žmonių belia kiek daug, tai jeigu planuojat kas nors čia važiuoja, tai tikrai tik tą į didžioji realiai siūlyčiau. Nebent labai mėgstat pasižiūrėti ir pabūti spūstys kaip čia va. Medienų iškalt kambariks, vėsus, ventiliacijas ir viskas. Oi, kompiuterį turėjai. Jeigu ilgą žiūrėsit į abis, tai abis irgi pasižiūrėsiu jums. O čia va gali atsisėdis pats su savim kokį kazino palošti. Arba jeigu neturi draugų, išgerti buteliok. Daugiau vienam kitam. Nu, mūsų kiekvienam verta. Tie, kad ir neturi draugų, galite nuo mūsų susikonstruoti du veidrodžius įstaliok. Čia toks tipo iliuzijų kambarys, kur susidaro iliuzijas. Bet čia vis tai tokie dalykai, kur mokykloje mokinomės. Koks generatorius, kažkaip nežinau, kieno čia tas variklis yra, 6 cilindrų arba 12. Ai ne, 6 cilindrų, blam, koks didelis. Čia išmetėms, ten įsirbėms. Sveikatą. Jeigu palipti Tiranos piramidę,
Tirans piramidė buvo pastatyta tų diktatoriaus garbė tipo. Bet nebuvo naudojami niekam realiai. 88 metas pastatė. Pagrindinis Albanijos simbolis. Konferencija įsivadavo vyksta panašiai. Ir taip, iš visų pos galiu užlėpti. Gražus pastats. Bet labai karšta. Laukia ir apie 33 laipsnius. Ant ten stovi mūsų motas pastatytas ir apsauginis šalia saugo motociklą. Segiau šalmus, sako, niekto nesek, sako, aš atsisėdęs. Matavas man, sako, aš prižiūrėjęs čia. Nuėjom pavalgėm, užlipom į piramidę. Labai karštai, lesimės į apačią ir judėsim toliau link Samil. Dar 300, kažkiek ten 50 km gal panašiai varyti. Tai nežinau, šiandien turbūt gal net nepasieksim. Kažkur sustosim kitur. Važiuoti tai ir kosmosus, stikliuką pasikeli, tai įkvėpuoti neįmanom. Tas pats, kas feną paimtum, atsisuktum į veidą, įšildytumės. 36 laipsnio šilumos dabar rodo. Tai nusimėm striukis kelnes. Bus aišku baisė, kai įdegsėjom, greičiausiai kai įdegsėjom, nes pernai tai buvo žiaurė. Bet sustriukiai su kelnėm šlapia esam. Nors ir teik kelnes, teik striukis pasabotų ir tuos su tinkliuku. Tai pasirinkom važiuoju taip, nežinau, matysim, jeigu jau taip labai bloga bus, tai stosim kažkokią degalinę ar kur tai pakelį persirengti. Bet kol kas varom vodą taip pat. Vis dėlto vėsiau ir važiuoju su apranga, tuoj kvaru. Nes visiškai degėm, visiškai. Sakau, lygiai tas pats, kas paimtum plaukų džiovintovui, prieš savim pastatytum 37 šilumos. Turim 5 valandas vakar. Kosmosus, pėštas aš lapėdavau iš butelioko vandens pasijėms, galvus užsipylau, krūtėns ant nuogars. Tai jo, te prapot biški vėsė pasidaro, bet labai neilgam. Tai mums dar iki Samil 108 berods kilometrų, bet mes dar kažkur iki atvejai bandysim sustoti prie jūros. Ir gal ten ir apsistosim šį naktį. Samil ten toks labai kurortinis miestėlis, galbūt, kad ten su palapin nerasim kur apsistoti, tai mes galbūt Samil poryt pasimsim gal kokį viešbutį, pabūsim, gal 2 paras. Reikės pasiskaičiuotom čia savo maršrutą jau. Kiek mes čia galim sau leisti pabūti. Sakom, reik prasokti pro Valiorę, pakronti, pasižiūrėti, kas čia įdomaus, kas čia gera, kaip atrodo, ar apsimoka išves čia atvažiuoti pabūti, grįžtant, ar ne, ar važiuoti kitų kelių.
Paplūdimys bent jau čia ne kažką, ir smėliuks, bet jauts, bet purvens. O ten labai daug žmonių, bet gal ten ir pliažus yra geresnis. O čia peiveras žalia, kas jau didelis pliusas, nenudegus kaip nors. Bet ten tai Varlyns. Bet kas gera, tai kiek matau, gylis nėra iškart, kad jie nėra iškart metras į 2 metrą. Tai ganėtina, gal nuėti 50 metrų į priekį, kaip matau. O toliau jau yra aptverta plūduras. Gražus parkelis, žolelė, puošis, palmis, pavėsienis padarytas. Jo, čia neblogai, kaip tik parkings. Reikia pabandyti prasokti, pažiūrėti, kas čia gera. Tik ta customers klientams. Kaino klientams neaišku. Benzins 182 pinigą. Tai čia turėtų būti kažkur euras, gal plus minus eur 75. Sakau, kiek euras? Sak 25 eurą. Įdaviau 30 eurų, atmė 300 savo pinigų. Tai realiai gavos, kad kažkas 26 eurus būčiau sumokėjęs už 12 litrų. Tai įsivaizduokit, gavos kažkur 2 eurą, nežinau, 10-20 centam tarp. Nu, čia grubiai skaičiau. Tai žinokit, jeigu važiuosit į Albaniją, Makedonijoje tas pats irgi ir, priėm euras konvertuojant, čia lygiai taip pat euras priėm konvertuojant. Tai žinokit, konvertuojant taip, kad jūs šitą realiai už tau baką, už tau 12 litrų 5 eurus maždaug permokėjau. Tai mokėkit kur ten. Kelint kartą dabar pastebėjau ir dabar nebemokėsiu grynas pinigas. Tai tik tą kortelę. O taip, toks pasidalinėms. Įspūdingi serpentina. Tikra. Žmogus net per daug išlinda pasižvalgyti.
Kaip čia mums su palapin bus, aš nežinau, nes mes realiai 5 kilo esam iki Veits, o čia va tokiai visur kalna. Nu nebent kažkur šalia to miestelio ir atsirastų kokį Veitį važiavėms. Nes realiai tai čia niekur net nuvažiuoti. Vėl kylam į viršų. Jāpēc mēs redam į viršų kylam, jāpēc į viršų. Bus įdomi čia su palapini. Jau matau. Nu va, įsikūrėm, turim palapinį. Šiaip atvarėm į kemping, kempings 15 euriukų. Tai kiduits viskas. Mocu pasistatėm čia, sto šalia palapins. Ten turim porą staliokų, bet kol kas esam apkrovę, nes net atvažiavom, nuėjom nusimaudėm į jūrą. Ir grįžom, dabar reikės kažką valgydą pasidarysim. Biškį video prisės padaryti. Bus toks labai. Šiaip kempingėlis labai gražus, pažiūrėkit. 15 eurų. Kiek staliokų visokių gražių. Patogiai atsisėsti po medžiu. Šešėlis deina čia. Užsimet nebus labai karšta. Turim ten toliau ir tualets paprasta, aišku, dušas, tualets ten tik atlikti reikalus būtiniausias. O čia, kur galvom tom palapinį pastatyti, tai žiaurė, fain Veit, va tokiai medelė, krūma, visiškas saulis, praktiškai neįės, nu ką, būsim grina šešėlė, va čia va biškį rytmetė gausim, o paskiau čia jau bus užstos mums, neprikaitins labai. Mama su kačiukas va vakščio, mamonka tenai ir vau. Miau. Nu va, daromės dar sriobą, berdam. Turim dešros aliuką, lėkštę ir viduosi kažkur darom. Nieko neturi. Turi, pasislėpus kažką. Va. Nu va, ten katiniukas žaid, ramiai sėda. Taip pat darys kažkokį viduosik. Pavalgysim. Įčiuošiam golti. Tai o jum, jeigu pateka, paspauskit laiką, parašykit komentarą, ar padėkit kokį liuksą, kad tas biškį kanalas augtų. Jeigu pateka, aišku, jei nepatek, nedėkit jūs to liuksą. Nerodyk ne draugam, nes jeigu jums nepatek, tai draugam nepateks. O gal tų draugų net neturit. Triukšmavom kažkas. Eva, labą naktį. Jum, o mes pavalgom ir einam miegoti.